Ar žinote, kaip stiklo duženos tampa naujų gražių butelių? Leiskite jums papasakoti. Atliekų surinkėjai stiklo atliekas atveža į perdirbimo įmonę, kur stiklo duženų rūšiavimo linijoje iš jų pašalinamos priemaišos ir duženos išskirstomos pagal spalvas. Iš rūšiavimo linijos duženos patenka į trupintuvą, kuriame yra susmulkinamos ir sveriamos. Tai paaiškėja, kiek papildomų medžiagų, tokių kaip smėlis, dolomitas ar dažikliai, reikės lydymo krosnyje. Stiklas lydomas aukštoje temperatūroje. Ji gali siekti beveik 1600 laipsnių. Iš pilnai išlydytos stiklo masės yra spaudžiami stiklo lašai, kurie karpomi specialiomis žirklėmis ir nukreipiami į butelių formavimo mašiną, kurioje iš jų išpučiami buteliai. Suformuoti karšti buteliai vėsinami šaltu oru ir yra apipurškiami keliomis specialiomis dangomis, kurių dėka tampa gerokai atsparesni skilimui ar braižymusi. Galiausiai butelius patikrina specialios kokybės kontrolės mašinos ir jie keliauja į pakavimo patalpą, kur yra supakuojami ir gabenami į sandėlius arba tiesiai pas gėrimų pilstytojus. Taip stiklas gali būti perdirbamas neribotą kiekį kartų. Padėkite pakuotėms atgimti vėl ir vėl. Rūšiuokite. Daugiau informacijos svetainėje žaliasis.lt